sveiki. Sveiki. Labą vakarą. Labas vakaras, daktarė. Sveiki visi, šiandien jūs, daktarė, ir visus žiūrovus sveikinu su 100-ąja mūsų laida! Daktarė, kaip laikas bėga. Ir tą progą, Justinai, mes pakalbėsime įdomią temą. Ar žinai, Justinai, kuris žmogaus organas gali padidėti 8 kartus? Daktarė, čia tas, apie ką aš pagalvojau, pagaliau mes darysime laidą apie tai. Justinai, apie raumenis. Jeigu tu dabar galvoji apie akies vyzdį, tada tu teisus. Ne apie tą. Akies vyzdys, tačiau šiandien kalbėsiu apie kitą labai svarbų organą, Justinai. Kuris padidėjo kiek kartų? Ir šis organas yra... Šis organas yra vyrų sveikatos rodiklis. Ir tai yra tikrai ne vyzdys. Daktarė, tai mes kalbėsime dabar jau apie moteris, jau viską išnekėjom, dabar pereisim prie vyro, ne? Mes kalbėsime apie mūsų. Taip, Justinai. Pagaliau. Gerai, viskas, brangieji mūsų žiūrovai. Aš kreipiuosi į jūs, mūsų mažieji žiūrovai. Murš į kito kambarį! Ne, rimtai, išeikit, nes mes dabar kalbėsime apie... Kaip mediciniškai vadinasi? Varpa? Varpa. Mes šiandien kalbėsime apie kudirką. Dėmesio moterys, bus atskleistos didžiausios vyrų paslaptys ir baimės. Vyriškas pasididžiavimas laikui bėgant mažėja. Asmeninė higiena, lytiniu būdu plintančios ligos, apipjaustymas. Bendrai paėmus, ar yra varpos apipjaustymas gerai ar blogai? Ir gerai, ir blogai. Ir svarbiausia, dydis. 34 cm ilgių ir 15,5 apimtimi. Bet aš kuklus žmogus ir tuo nesigeriu. Šioje laidoje atskleisiu tai, ko jūs nežinote ir tai, ką privalote žinoti apie varpą. Norite tikėkite, norite ne, bet bus keletas dalykų, kurie mane nustebino. Ir šią įdomią temą mums padės narplioti mūsų laidos draugas, urologas, seksologas Mindaugas Danilevičius. Serė? Prisėskim. Labadiena. Labadiena. Tai aš kaip žinau, kad tarp mūsų žiūrovų yra moterų, kurios yra paruošusios visokių pikantiškų klausimuksų mūsų abiems daktarams. Tai aš nieko nelaukdamas ir paklausiu, jūs žavingai vat atrodote, sėdite, ale akytės tokios, tai kogi jūs paklausite? Na, mes čia moterys norėjom sužinoti, ar vyriškas pasididžiavimas senstant mažėja. Mus labai domina. Kaip jūs galvojate, publika? Jūs turite korteles, parodykite mums, ar vyriškas pasididžiavimas metams bėgant traukiasi ar ne? Taip, ne. Publikos nuomonės išsiskyrė. Taip, pasiskirstė maždaug po lygiai. Taip, nustepsite, bet iš tikrųjų tai ne mitas. Vyriškas pasididžiavimas laikui bėgant mažėja. Nes aplink varpą esantis audiniai perauga jungiamojų audinių, kitaip tariant, randėja. Be to, priaugus svorio, vizualiai varpa gali atrodyti mažesnė. Trumpas pavyzdys, kreipėsi pažįstamas jaunuolis su klausimu, kur pradingo mano penis? Daktarė, ar jisai atėjo ir padeklamavo jums eilėraštį? Mano peniai buvo 2, vienas dingo, nerandu. Gerai, tai ir kurgi pradingo? Iš tiesų, sakau, žvilgtelėkime, kaip yra. Na, tiesą sakant, jis niekur nepradingo. Tiesiog pasislėpė gaktos riebalinėme audinyje. O aš parodysiu animaciją, kodėl vis tik tai gali tokie dalykai atsitikti.
Čia jūs matote dubens zoną, arterija išsišakojusi jau į dubens arterijas, kurios taip pat maitina ir mūsų varpą. Kraujas atiteka iki varpos. Aš noriu pirmiausiai pasakyti, mes truputį sustabdom animaciją. Varpa tai nėra raumuo. Varpoje raumens nėra. Varpa yra kaulas. Taip tau galėjo pasirodyti, Justinai, bet varpa yra ne kaulas. Varpa yra, tai yra akitasis audinys. Tai yra tam tikros jungiamojo audinio skaidulos sujungtos pertvaromis ir tai yra lyg tai kempinė. Ir štai, kai kraujas teka į varpą, čia dar tie burbuliukai, dar yra azoto oksidas, kuris sudalyvauja taip pat erekcijoje ir užpildo varpą krauju, tuo pat metu tam tikri kitur esantis raumenys užspaudžia venas, kad jomis kraujas nenutekėtų. Ir štai, kai varpa yra pripildoma krauju, įvyksta erekcija. Jeigu su amžiumi atsiranda tam tikri pakitimai kraujagyslėse, dėl kurių kraujagyslių spindis mažėja, pavyzdžiui, tas pats besivystant aterosklerozei, spindis kraujagyslių pradeda mažėti. Mažiau kraujo gali patekti į varpą. Ir štai tokiu atveju varpa tampa, jinai mažesnė, jinai tampa organas erekcijos fazėje tampa minkštesnis, tačiau be abejo įvyksta tam tikri pakitimai ir audinių randiniai ir varpa sumažėja. Vyro varpa, kaip sakiau, iš esmės yra vyro sveikatos rodiklis, vyro sveikatos matuoklis. Gerai, jūs kiekvieną dieną, daktarė, bendraujate su, atsineša į jūsų kabinetą įvairiausių paketų. Sakykite, kaip senėjimas veikia vyro varpą? Mylėtis jūs turėtumėte galėti visą gyvenimą. Tačiau nereikia pamiršti, jog varpa nebebus tokia standi ir stora, kokia buvo. Kampas erekcijos metu ir ramybės būsenoje keisis. Tuoj paaiškinsiu, ką tuo noriu pasakyti. Kaip pavyzdį naudosiu savo ranką. Kai jums 20, jūsų varpa žiūri į viršų ir yra tokia standi, kokia tik tai gali būti. Kaip sakoma, jis stebi mane besiskutantį. Taip. Kai 30, 40, 50, 60, kaip matote, erekcijos kampas keičiasi. Ir po to pasiekus tam tikrą amžių. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į psichologinius faktorius, nerimą, stresą, įtampą, šeimyninius santykius, kas taip pat gali turėti įtakos erekcijai. Netgi mano senelis sakydavo, kad vyrui iki 30 metų turi būti užsegta viršutinė kelnių saga, kad neiššoktų. O po 50 turi būti užsegta apatinė, kad neiškristų. Aš noriu pridurti, kad dar yra labai svarbu iš tikrųjų, ką mes valgome. Jūs turite valgyti maisto produktus, kurie pagerina kraujotaką į širdį, tuo pačiu ir varpą. Kuo geresnė jūsų širdies būklė, tuo geresnė bus erekcija. Tai dar kart noriu pasakyti, tai iš tikrųjų jūsų vyrų sveikatos rodiklis yra. Ypač didelis priešas yra nutukimas. Mes turim vengti angliavandenių, tai yra visko, kas yra skanu dėl to, kad saldu, visko, kas yra pagaminta iš baltų miltų, ypač aukščiausios rūšies miltų, cukrus, vaisiai, jeigu jūs norite, jeigu jūsų svoris auga, venkit ir vaisių, jeigu svoris normalus, jūs juos valgykit, ir hidrintų riebalų. Tai yra, visi kepiniai su jais pagaminami, nes jie ilgiau įsilaiko, margarinas, tepamas sviestas, taip pat galima priskirti šiai kategorijai. Tai yra normali mityba, tai taip pat padės išlaikyti gerą erekciją. Ačiū, daktarė.
Asmeninė higiena. Lytiniu būdu plintančios lygos. Apipjaustymas. Bendrai paėmus, ar yra varpos apipjaustymas gerai ar blogai? Ir gerai, ir blogai. Ir svarbiausia – dydis. 16 cm, toks, koks yra šio banknoto ilgis. Teisybė sako tie vyrai, kurie sako, kad moterims svarbiausia yra pinigai. Pratęsime jau netrukus. Likite kartu. Mes turime žavingą porą štai čia ir jūs irgi turite klausimą daktarams. Ar geriau yra būti apipjaustytam? Teisingai, dabar labai madoje yra ir kaip ten su tais Gal mes vėl apipjaustymais? paklausim kitų, kaip jūs manote, ar apipjaustymas yra gerai? Gerai ar blogai? Visi ne, sako. Taip. Vienas kitas tik tai sutinka, lietuvis vienas kitas tik tai sutinka, kad tai yra gerai. Daktarė, kaip tenais yra iš tiesų su tais ir vėlgi, apipjaustymais, neapsipjaustymais, nes apsipjaustyti yra pavojinga, palikite tai profesionalams, kaip su apipjaustymais. Naujausios žinios sako, jog moteris, kurių vyrai apipjaustyti, kur kas rečiau serga bakterinėmis infekcijomis. Apyvarpėje taip pat gali atsirasti nedidelių įtrūkimų, dėl ko gali apsikrėsti ir vyrai. Apyvarpė tai lyg sandėlis, kuriame yra tamsu ir pakankamai daug drėgmės. Tokios sąlygos yra idealios daugintis bakterijoms. Statistiškai apie trečdalis pasaulio vyrų yra apipjaustyti. Trečdalis. Taip. Tai čia, kaip suprantu, apipjaustymas higienos tik tai prasme, ne? Geriau. Ir higienos, ir religiniais sumetimais. Religiniais Ir sumetimais aš girdėjau, kad yra geriau. Ir dėl ligos, dėl fimozės arba parafimozės. Bet jūs taip kažkaip tai, jūs nelabai gerai reklamuojat mūsų tos visus reikalus, nes aš pirmą kartą girdėjau, kad vyro varpą prilygintų su drėgnu sandėliu. Taip, tamsų, šiltą, drėgną, bet aš, daktarė, dar vieną dalyką noriu paklausti, apipjaustimo. Kai yra apipjaustyta varpa, ilgainiui juk varpos galvutės jautrumas sumažėja. Ar tai reiškia, kad tie vyrai, jų lytiniai santykiai trunka ilgiau? Nes jautrumas yra sumažėjęs varpos galvutė. Po apipjaustimo kartu su apyvarpė pasišalina ir dalis nervinių galūnėlių, dėl ko varpos galvutė lieka nuoga. Ji nuolat kontaktuoja su drabužiais, dėl ko jos jautrumas sumažėja. Prailgėja lytinio akto trukmė. Taigi, tuo atveju, jei vyrą vargina priešlaikinė ejakuliacija, kitaip tariant, jis labai greitai baigia, apipjaustymas turėtų šiek tiek koreguoti situaciją. Tai aš girdėjau, kad kai kada tai yra taikoma kaip gydymo metodas. Na, apipjaustymas iš tiesų nėra priešlaikinės ejakuliacijos gydymo metodas. Tačiau yra duomenų ir įrodyta, jog lytinio akto trukmę tikrai prailgina. Neapipjaustyti vyrai kur kas dažniau serga lytiškai plintančiomis lygomis. Neapipjaustyti vyrai taip pat dažniau serga ir varpos vėžių. Jų moterims taip pat išauga rizika susirgti gimdos kaklelio vėžių. Tai yra, mes turime labai daug pliusų. Tai daktarė, bendrai paėmus, ar yra iš viso minusų apipjaustymo? Ar yra bendrai paėmus? Ar yra varpos apipjaustymas gerai ar blogai? Ir gerai, ir blogai. Jeigu nereikia to daryti, tai tas ir nėra daroma. Ar ne? Bet praustis, Bet praustis reikia. Jeigu prausiesi, tada nereikia. Jeigu vyras save prižiūri, užsiima asmeninę higieną aktyviai, to daryti nebūtina. Daktarė, ačiū Jums labai. Tvarkoj, mes turime dar vieną porą drąsuolių, kurie nori paklausti klausimų, užduoti klausimą mūsų daktarams. Jūs. Žinot ką, pakvieskime juos ant scenos. Sveiki, sveiki. Prašom, čia. Mielas daktarė, mano draugė tiksliau, labai domina toks klausimas. Nežinau, kodėl čia taip, bet sudomino toks klausimas. Ja. Ar varpos išlinkimas tai yra normalu?
Ar tikrai jūsų draugė sudomino tas manis? Ne, gerai. Tvarkoj. Aš siūlau ateit prie stalelio. Užsidėkit pirštinės. Nuvažiuojam. Kaip jūs manot, kas čia yra uždengta? Aš jums duosiu užuominą. Du apvalus, vienas ilgas, visoms boboms reikalingas. Žirklės. Agurkov. Odinis. Odinis agurkas. Čia yra varpos fragmentas. Galiu nuraminti, tai ne žmogaus varpos fragmentas. Kiekvieno vyro gyvenime ateina laikas, kai tenka paliesti kitą varpą. Duokit čia. Palauk, Justinai, neskubėk. Su kraujais! Priekit arčiau. Arčiau pasižiūrėk, paimkite rankas. Paimkite, pasižiūrėk. Štai ką aš noriu parodyti, tuoj mes gal dar parodysim kamerą. Štai čia yra tas kurėtasis audinys, kuris ir prisipildo kraujo. Kaip jūs matote, čia ne raumuo. Tai yra kempinė. Tai yra kempinė, kuri prisipildžius kraujo padidėja. Nu, čia matosi va šlaplė. Paimkite dabar į rankas. Pačiu. Paimkite. Pažiūrėkite. Ar taip, kas ima? Va, Justinai, parodyk. Ir Justinas Jankevičius pasiekė naują dugną. O dabar grįžkim prie išlinkimo. Jau geriau. Nu, normali varpa daugiau mažiau yra tiesi. Su amžiumi, kai vyksta tam tikri pokyčiai, kai audinys jisai randėja, jisai keičiasi, atsiranda tam tikri pakitimai ir štai mes galime matyti, įsivaizduokit, kad atsirado randiniai pakitimai, toj vietoj atsiranda daugiau jungiamojo audinio ir varpa tiesiog tampa išlinkusi. Kol žmogus jaunas, tokių reiškinių neatsitinka, vėliau tai gali įvykti. Ir tai gali kelti tam tikrų nepatogumų. O aš norėjau paklausti štai mūsų daktaro, o iš esmės tai ar tai kenkia sveikatai, tai kenksminga, čia gerai, blogai? Nedidelis išlinkimas nėra blogai. Tai yra visiškai normalu. Problema tada, kai tai sukelia skausmą arba trukdo lytiniams santykiams. O ar tai gali trukdyti šlapintis? Šlapintis neturėtų trukdyti. Bet šiaip jeigu vietoj 12 valandos rodo 2, viskas tvarkoja, ne? Na, kaip pasakius, viskas priklauso nuo išlinkimo laipsnio ir krypties. O to čia aš turiu klausimą, išlinkimo kryptis. Jeigu išlenkta taip sėkmingai, kad dėl to išlinkimo lengviau yra pasiekiamas G taškas moterų. Taip gali būti. Tai reiškia, moteriai pasisekė. Reiškia, vyras laimėjo gamtos loterijoje. Jis gal laimėjo gamtos loterijoje, bet tai nereiškia, kad jo sveikata nuo to yra geresnė. Dar kart pakartosiu, varpa yra vyro sveikatos rodiklis. Supratau, ačiū Jums labai, daktarai. Ir aš žinau, kad mes turime laiko dar vienam klausimui, tai vėlgi į Jūs kreipiuosi. Ar dydis yra tikrai svarbu? Gerai, Aš nežinau, kodėl toks klausimas yra užduotas. Ar dydis tikrai... Žinot ką, aš tiesiog paklausiu, nes yra vienas reikalas, kad vyrams tai yra svarbu. Bet pažiūrėkime, ką mano mūsų publika. Jūs turite lenteles. Kaip Jūs manote, dydis yra svarbu ar ne? Taip, va, ponios, suprantate. Aš atkreipiau dėmesį, kad daugumai vyrų kelia, kad svarbu.
O moteris kelia nesvarbu. Aš norėčiau vyrų dėmesį tai atkreipti. Bet aš pastebėjau, kad jeigu sėdi su pora moteris, tai jinai kelia taip ir po to pasižiūri. Ne, juokauju. Ir iš tiesų, kaip tenais yra su tuo vyro peniu? Kaip svarbu, kiek jis yra didelis? Vidutinis varpos dydis erekcijos metu yra, kaip galvojate, kiek? Skirtingai, man atrodo, nuo regiono, ar... Iš dalies esate teisūs. Iš tikrųjų, to parodysim. Vidutinis dydis erekcijos metu... Kai rodys, kad geriau matytume. Vidutinis varpos dydis erekcijos metu, beveik nepriklausomai nuo to, kokia jinai būna ramybės būsenoje, O, prasideda. siekia maždaug 14-16 cm, toks, koks yra šio banknoto ilgis. Daktar, jūs turit galvoje ilgį ar plotį šiuo atveju? Ar skaičių? Žinot, ką visgi teisybė sako tie vyrai, kurie sako, kad moterims svarbiausia yra pinigai. Ne, gerai. Ir aš dar kad noriu pakartoti tai, ką sakė daktaras, kad erekcijos metu visų varpų dydis yra panašus. Nu, beveik visų. Aš esu matęs keletą, pavadinkime jos meninių filmų, Taip mes iškart supratom, Justinai, taip. kuriuose kaip vaiko ranka, daktarė, kaip vaiko ranka. Justinai, ir vėl aš noriu pasakyti lygiai tą patį, ką kartais man tenka tau kartot. Mes kalbam ne apie išimtis, o mes kalbam apie taisyklės. Noriu pasakyti, jog didžiausias, kada nors mediciniškai išmatuotos varpos dydis pasaulyje buvo užfiksuotas 34 cm ilgiu ir 15,5 apimtimi. Bet aš kuklus žmogus ir tuo nesigiriu. Daktarė, o sakykite, yra visokių, žinia, visi prisigalvoja visokių yra mitų susijusių. Reik manyti, kad mūsų visuomenėje tai yra taip svarbu, kad netgi mitų yra visa gausybė. Tarkime, kad priklauso penio dydis nuo rankų dydžio. Kad jeigu pėda didelė yra, jeigu nosis didelė reiškia vyr. Na, kur praktiškai, jeigu paėmus, aš jau, man atrodo, kartojuosi, bet jeigu paėmus visus mitus susijusius su penio dydžiu, tai praktiškai didžiausia pasaulyje turėtų turėti Aurelijus Žukauskas, nes jo ir ausis didelės, ir nosis, ir rankos, ir... O kaip yra iš tiesų? Iš tiesų, jokio reikšmingo ryšio tarp jūsų rankos ilgio, ūgio, svorio ar dar kažko ir varpos ilgio nėra. Viskas priklauso nuo genetikos. Todėl, jei norite pamatyti, kaip atrodys jūsų berniuko varpa jam užaugus, žvilgtelėkite į jo tėčį. Arba į jo tėtį. Gerai, tvarkoj, taip, į jo tėčio, žinoma. Ačiū Jums labai, Jūs fantastiškai mums Ar mes padėjote. atsakėme jūsų klausimus? Daktarė, tai šiandien skambėjo labai daug svarbių, gerų dalykų ir patarimų. Galbūt galėtume apibendrinti, jeigu kažkas kažką pražiopsojo. Senstant, kai kurių vyrų varpa mažėja. Tai vyksta dėl audinių randėjimo aplink šį organą. Apipjaustymas mažina uždegimų riziką, tačiau jūs pašalinate nervinės ląsteles, tad sumažėja organo jautrumas. Per didelis varpos išlinkimas gali trukdyti normaliai šlapintis ir mylėtis. Erekcijos metu daugumos vyrų varpos dydis būna panašus. Mes susitiksime su Jumis kitose laidose. Nepamirškite mums užduoti klausimų Facebook'e, Skype'e. Tai galite padaryti tiesiog įvedę Kvieskite daktarą ir arba atvykite čia į Kauno apskrities viešą biblioteką. Visus grafikus rasite mūsų Facebook'e. Būkite ir likite sveiki. Ačiū, daktarė. Ačiū Jums labai. Aš liečiau penį su šitą ranką. Tiesiog norėjau, kad visi žinotumėt.